Patarti, jeigu nori paaukoti Krišnos sąmonį, šventyklai, ten kažkam, kaip ta auka jisai turėtų daryti, kad jam paskiau nusivylimo nebūtų. Nes yra panašu, kad vėliau kažkaip... Tai matot, yra ta prasme, jeigu jūs pasitikite ten per tą, kad jis panaudos, daleiskim vieni daro kažkokią kitai veiklą Krišnai ir jis mato ir sako, aš prisidedu tai veiklai, ne, konkrečiai. Reiškia viskas, jis jau savo atliko su Krišna. Bet jeigu tas nusikalto, tai jis karmą pasiėmė. Bet todėl sakoma, geriausia yra, kad yra, kaip sakant, savaroniškai, kažkokia yra veikla, surašyti daleiskim, jeigu nori paaukoti gyvybėms, tai yra, kaip sakant, konkrečiai, ar papuošalams, ar darbužiams, ar ten visą naują foną paruošti. Jeigu ten statybams, jeigu knygams, tai konkrečiai knygams. Reiškia, turi būti konkrečiai, kad žmogus žinotų už savo ryšį su Dievu, ką jis duoda Dievui. Ne taip, kad per tos tarpininkus gaunasi nesąmonės daugiausiai, žinai, kaip ten. Tai va, tai visur turi būti švaru, kad Dievui jis daro. Bet žmonės dažniausiai galvoja, kad bendrai, aš paaukosiu ir ten jau kažkur kažkas pasiskirstys. Ir po kažkurio laiko jis sužino, kad jis ne ten kažkur nuėjo, kur jisai tikėjusi. Tai ką patarti tokiem žmonėliam konkrečiai kokiam, ar knygom, ar šventyklų statymui, ar jis pasirenka jau pats, kur linkęs? Tai svarbiausia, tai sako, ir čia daleiskim čia, gali paaukoti ir gyvybėms, gali ten fonai, darbužėlėms, papuošimams, gali paaukoti daleiskim, kokias mūsų veikla kokia yra, pasižiūri, kuris aukoja konkrečiai. Tai tas ir yra tas administracija arba ten prezidentas turi rūpintis, kad, reiškia, būtų viskas aišku, departamentai, ta prasme, ir viens kitą jie nekonkuruotų, kad nebūtų skandalų, kad tas nuviliojo, reiškia, tai turėjo, jis prikalbėjo, čia svarbiau. Tai visur tas subtilu, čia dvasiškas reikalas, bet taip padaryti, kad jis galėtų pasirinkti, žinai, kur nori. Kaip būdavo, kaip brahmačariai daleiskim išlaikomi ten yra, ne praktiškai, tai rašo, kad vieną brahmačarį išlaikyti ten reikia dieną 5 ten litai, ne praktiškai, ten jam kietus ten, ne. Tai arba nuvažiuoji ten Majapūrė ar kur, tai praktiškai parašyta, toks ir toks, reiškia, paaukoja visam ten, visiems paaukoja, čia visą pietus padarė. Prašau, konkretu. O jūs prioritetus kokiems skirtumėt? Atsakykime, yra knygų leidimas. Aš knygom, neaiškinu. Knygom, kas čia Prabhupadas sakė, jeigu turėsi pinigų, išleis knygoms. Kodėl aš taip daryčiau? Todėl, kad reiškia gali tą mantrą duoti, bet knygose yra visi žaidimai Krišnos, viskas duota. Ir reiškia, duoti Krišnai, viską duoti žmogui. Ir žmogus priima, kaip sakant, iš Prabhupados konkrečiai. Tai va. Todėl Prabhupada jo gyvenimas paskirtas. Tai va, asmeniškai jau. Bet aš suprantu, kad kiti daleiskim, kiek reikėtų kalbėti, kad suvoktų, kad tai labai svarbu. Nes kitam kitaip jam atrodo ten svarbiau. Tai va, čia toks dalykas. Subtilus dalykas, taip.